Sveiki, kolegos. Mano vardas yra Aurelija. Aš esu produkto skyriaus vadovė Baltijos šalims ir pirmiausia noriu paklausti, ar mane gerai girdit ir ar matot prezentaciją. Į chatą, jeigu galit, parašykit. Puikiai. Tai manau, po truputį galim pradėti, nes jau 11, kas vėliau prisijungs, labai lauksim. Tai šiandien mes susitinkam pristatyti mūsų naują kryptį, mūsų naują žiemos kryptį Jungtinius Arabų Emiratus. Aišku, daugeliui ilgiau dirbančių kolegų greičiausiai šita kryptis jau tikrai nėra nauja, nes rinkoje mes ją turim seniai. Tačiau esu tikra, kad naujai prisijungusiems kolegoms šita prezentacija bus gana naudinga, nes pasistengsiu kuo plačiau pristatyti kryptį ir galbūt aplamai šios prezentacijos tikslas, kurį mes patys su kolegom taip sugalvojom, tai yra paneigti didžiausius mitus apie Dubajų. Emiratus, nes iš esmės, manau, daugelis, ypač iš senesnių laikų, turim tokį įsivaizdavimą, tokią nuomonę, kad Emiratai yra brangus. Gal tai buvo ir seniai, prieš, sakau, kokį 10 metų tikrai turbūt taip ir buvo, bet šiuo metu kryptis tikrai labai plečiasi, nuolat statosi, kaip žinot, ir vis nauji Emiratai tampa, ne nauji, tiesiog ir kiti Emiratai tampa vis populiaresni mūsų klientų tarpe. Tai ir viešbučių pasiūla yra nuo pačių prabangiausių iki tikrai tokių, sakykime, įmanomų įpirkti ir riboto biudžeto klientams. Lygiai taip pat su pramogomis, nes, sakykime, galbūt Emiratai nėra ta kryptis. Aišku, tikrai galima rinktis poilsį vien prie jūros ir tiesiog likti viešbutyje, nes yra tikrai tokių viešbučių, kur tokia Turkijos arba mūsų Egipto gerai žinomo tipo viešbučių, bet tuo pačiu turbūt daugelis žmonių nori kuo daugiau ir plačiau pažinti Emiratus, po juos pakeliauti ir pamatyti ten labai daug įdomių dalykų. Tai tos pramogos irgi kainos yra tikrai nuo nemokamų iki tikrai labai įkandamų lankymo tų bilietų kainų. Kitas mitas, kuris irgi dažnai girdimas apie Emiratus, tai yra, kad tai yra daugiau suaugusių žmonių poilsiui, o ne šeimoms su vaikais. Tai vėl, jeigu mes kalbam apie patį Dubajaus Emiratą, tai galbūt tai ir yra tiesa, bet reikėtų nepamiršti, kad yra dar 6 kiti Emiratai, kurie tikrai turi labai daug pasiūloję savo viešbučių, kurie tikrai yra pritaikyti puikiam poilsiui su vaikais, su šeimomis, su mažesniais, su didesniais vaikais, didelis paslaugų spektras skirtas būtent poilsiui su šeimomis. Dar vienas mitas yra, kad Emiratas yra karšta. Tai mūsų operationo laikotarpiu tikrai oras yra labai smagus ir fainas. Mes tiesa su kolegė buvom Emiratuose prieš gal kokias 3 savaitės. Tai buvo tikrai labai karšta ir labai didelė drėgmė. Tai buvo tikrai sudėtingas infoturas būtent dėl to, kad buvo tikrai oro sąlygos sunkios. Bet mūsų skrydžiai prasideda nuo lapkričio mėnesio, nuo lapkričio pradžios. Tai tikrai oro sąlygos keičiasi į gerąją pusę ir į tą patogesnėje pusę, net netgi kai mes buvom, tiesiog kiekvieną dieną vis po porą laipsnių temperatūra krito. Tai žiemos laikotarpiu temperatūra prognozuojama, kad būna paprastai tarp 24 ir 30 laipsnių. Tas pats yra ir su vandens temperatūra, jinai tikrai krenta, nebūna taip kaip vasaros metu, sakykime, galbūt jūra yra karštesnė negu aplinka, negu oras. Tai žiemą tikrai taip nėra, žiemą jūros temperatūra vandens iš esmės yra apie 25, gal kartais iki 20 laipsnių nukrenta, bet tikrai labai fainas ir geras vanduo ir temperatūra maudytis. Daugelis bendrai sako, kad Emiratuose nėra alkoholio. Tai yra visiškai netiesa. Alkoholio nėra tik tai Šardžos Emirate, tai yra vienas iš 6, o visuose kituose lygiai taip pat kaip ir bet kurioje kitoje kryptyje alkoholis galima įsigyti, viešbučiuose jo yra ir tiesiog nieko per daug ir nesiskiria nuo visų kitų šalių.
Dėl elgesio ir to konservatyvumo Emiratų irgi sklando įvairių legendų, tai iš esmės mes visada rekomenduojam gerbti vietinės tradicijas, bet tikrai nebėra taip, kad kaip būdavo, sakykime, prieš daugiau metų, prieš 5 ar 10, kai sakydavo, kad ir turistas gauna pastabų dėl ten, sakykime, atviresnių drabužių ir elgesio kažkokio tai familiaresnio tarpusavyje. Tai dabar tikrai taip nėra, bet iš kitos pusės reikia nepamiršti, kad kryptis vis dėlto yra musulmoniška, kad religija ten yra tokia, sakykime, griežtesnė negu pas mus. Tai gerbti tos šalies tradicijas, aišku, reikia. Emiratai turbūt yra labai gerai žinomi dėl šopingo. Turbūt kiekvienas turėjot ar turėsit klientų, kurie važiuos būtent dėl šopingo. Tai žiemą, maždaug nuo sausio mėnesio, prieš gruodžio pabaigoje, jie turi labai didelius išpardavimus visuose šituose didžiuosiuose shopping moluose. Sako, kad nuolaidos būna net iki 80%. Tai tikrai verta skristi, jeigu nori žmogus būtent apsipirkti. Kaip tikrai nuostabus variantas yra Dubajus ir kitų iš tikrųjų Emiratų prekybos centrai. Emiratai yra tax-free zona, tai mokesčius galima susigrąžinti oro uoste. Ir dar yra toks, iš tikrųjų patogus klientams dalykas, kad prekybos centrai dirba ne kaip pas mus ten iki 9, iki 10, bet iki 11, kartais net 12 valandos. Ir tai yra be išimčių, kad net pas mus, sakykime, kad kavinės dirba ilgiau, parduotuvės dirba trumpiau prekybcentriuose. Tai čia taip nėra. Čia dirba absoliučiai visos parduotuvės iki 11-12 valandos. Tai, sakykime, patogu, kad klientai gali dieną pabūti pliaže ten, o vakare eiti ir šopintis. Apie mūsų partnerius kryptyje, tai yra Desert Adventures, mes labai didžiuojamės šitą partnerystę, jau 13 metų Joinupai su jais bendradarbiauja, labai kokybiški, patyrę, greitai reaguojantis partneriai, jeigu kalbėti apie turistų sutikimą oro uoste, tikrai jiems, sakykime, patogu, nes jų uniformos yra tokios kaip mūsų oranžinės, tokia labai panaši spalva į mūsų, tai, sakykime, klientai tiesiog turi dairytis oranžinį apsirengusio žmogaus, laikys lentelę su Desert Adventures /Joinup, eiti prie jo ir toliau oro uosto atstovas parodys, kur eiti toliau, kad į transferą. Pervežimus planuojam vykdyti su nedideliais autobusais, tam, kad būtų kuo patogiau klientams, nes, kaip žinot, Emiratai, ir čia yra ne mitas, dalis Emiratų garsėja savo, sakykime, transporto spūstimis. Tai tam, kad kuo mažiau viešbučių būtų vieno pervežimo metu, tai planuojam tikrai, kad tai bus mikroautobusai arba kažkokie mažesni autobusai, kad kuo patogiau klientams būtų. Gidai partnerių kalba rusų ir anglų kalbomis. Tai manau, kad kiekvienas klientas ras patogesnę kalbą. Yra, aišku, gidų, kurie kalba abiem kalbom. Tai galimas ir toks variantas, kad kalbės ir rusų ir anglų kalba. Bet ekskursijos pagrindė vykdomos rusų kalba ir taip pat anglų. Apie mūsų skrydžių programą. Tai mes turim blokus pas Air Baltica. Iš Vilniaus ir iš Rygos skrendam, iš Vilniaus 1 kartą per savaitę, iš Rygos 2 kartus. Talinui dėja nepasisekė, nėra tiesioginių skrydžių, negalim pasiūlyti nieko Talino klientams, estams iš esmės. Iš Vilniaus skrydžiai prasideda nuo lapkričio 6 dienos, bet vietų pirmam reisai jau neturim. Tai pirmas reisas, kur yra vietų, ir antras reisas, tai lapkričio 20 dieną. Standartinis bagažas, kaip visur Air Baltic'e, tai yra 23 kg registruoto bagažo ir 8 rankinio. Check-iną klientai gali atlikti oro uoste nemokamai. Aišku, jeigu nori prisiskirti vietas, kažkokias papildomos paslaugos, tada gali pasidaryti online. Šiek tiek svarbios informacijos, tiesiog tipsų, kad klientams būtų kuo patogiau keliauti ir kad nebūtų, sakykime, netikėtumų. Tai dėl vizos procedūra yra labiau negu paprasta. Tai tiesiog, jeigu žmogus atvyksta į Emiratus pirmą kartą, tai jisai gauna upon arrival tiesiog antspaudą į pasą
Jeigu klientai vyksta jau kelintą kartą į Emiratus, tai tiesiog praeina pro patikrą ir tiek, netgi daugiau nieko daryti nereikia. Toks smagus dalykas, kad visiems žmonėms, kurie bent jau šiemet taip jie daro, kad visiems žmonėms, kurie atvyksta pirmą kartą į Emiratus, jie duoda SIM kortelę, kur yra 10 GB interneto. Svarbu, kad kortelė galioja tik tai 1 parą. Tai tiesiog, kad klientai neapsidžiaugtų pamatę, o 10 GB man nereikia nusipirkti jokio kortelės, jeigu nori turėti internetą. Tai nereikia, jie gali pasipildyti po tos paros arba nusipirkti kažką naujo. Siūlyčiau, jeigu reikia interneto, vis dėlto rinktis eSIM korteles, nes jos, mes kiek žiūrėjom, analizavomės, tai SIM kortelės, tos paprastos fizinės, yra šiek tiek brangesnės negu eSIM. Tai variantų yra įvairių, klientai gali pasirinkti, koks jiems patinka. Pavyzdžiui, eSIM gali naudoti programėlę ir ten labai lengvai ir paprastai pasipildyti savo interneto tos gigabaitus. Kadangi dėl rozečių, faktas, istoriškai jie buvo susiję iš esmės Emiratai su Didžiąja Britanija, tai daugelį viešbučių kištukai yra tie angliški, tai yra su 3 jungikliais tais. Tai jeigu klientai turi arba gali įsigyti, tai būtų tikrai rekomenduotina turėti tuos adapterius, kadangi daugelį viešbučių yra USB kištukai, bet, sakykime, jų tikrai neužteks, jeigu važiuoja ten, tarkim, šeima. Tai tų USB kištukų yra ten porą kambaryje, tai jeigu nori krautis daug dalykų, tai daug aparatų, tai nebus patogu, reikėtų vis dėlto adapterius turėti. Dėl valiutos. Tai Emiratuose yra dirhamas valiuta, bet tikrai visur, absoliučiai visur galima atsiskaityti kortele. Tai jeigu klientai nori dėl kažkokio, savo gal psichologinio saugumo, aišku, gali turėti kažkiek tai grinų, bet nuo prekybos centrų, viešbučių, parduotuvių iki pačių mažiausių kioskelių jie visur priima korteles, ta prasme. Tai tikrai tie gryni yra nebūtini. Keliauti po Emiratus galima taksi. Jeigu, sakykime, klientai naudojasi ten Boltu ar Uberiu pas mus Lietuvoje, tai nebus jiems nemalonų surprizo, kad taksi ten yra brangus, nes iš esmės sąlyginai ne. Tikrai įkandamos kainos, sakyčiau, mažesnės negu pas mus Lietuvoje. Jeigu klientai gyvena Dubajui, tikrai labai siūlau pasinaudoti metro. Net jeigu, pavyzdžiui, ir su vaikais keliaujat, kaip pramoga tikrai gali būti, kad pasivėžinti metro, tarkim, iš ten kokio nors prekybos centro iki viešbučio, nes metro linija, aišku, jinai neturi labai daug atšakų, tai jinai eina per visą Dubajų, bet šalia metro yra tramvajus stotelės, tai jeigu, sakykime, viešbutis nėra prie metro linijos, klientai gali naudotis dar ir tramvajum, kad pasiekti viešbutį, kad arčiau nereikėtų eiti. Metro yra labai švarus, labai prižiūrėti, tikrai, sakau, net ir su vaikais, kaip dažnai būna viešajam transporte, gal kartais baisu ten ar nesinori eiti su mažyliais, tai čia tikrai tokios problemos nėra, super švaru. Jeigu klientai, nes vis dėlto, mes nesam pratę prie metro, gal baisu, kad ten nuvažiuosiu, ne ten pataikysiu, ar ten nežinau, kaip nusipirkti bilietą, tai Emiratai iš esmės ir labai garsų savo servizo lygių. Tai galioja ir viešbučiams, bet tuo tarpu ir tokioms viešosioms paslaugoms kaip metro. Ta prasme, ko nežinai, tikrai patars, parodys, pasakys, nukreips ten, kur reikia, padės įsigyti. Tikrai labai verta, kaip galima sakyti, netokią mini pramogą pasivažinėti metro. Kaina bilieto priklauso nuo, aišku, kiek važiuoja stotelių, bet apie porą ten 3 eurus vienas bilietas į vieną pusę. Tai tikrai įkandama. Dėl depozitų viešbučiuose. Tikrai labai daug viešbučių Emiratuose prašo susimokėti depozitą upon arrival. Tikslus viešbučių sąrašas, kurie šio depozito reikalauja, yra pas mus B2B sistemoje, jūs galite visada atsidaryti ir pažiūrėti. Sąrašą mes atnaujinam priklausomai nuo, jeigu, sakykime, informaciją reikia papildyti, mes jį papildom, jis yra statiškas, tai yra dinamiškas, nestatiškas, tai tikrai galite įtikrinti ir naudotis.
Yra viešbučių, kurie kaip ir sąraše bus, kad jie prašo depozito, bet kai nuvyksti, sako, kad klientai gali atsisakyti mokėti depozitą ir jie su tuo sutinka, viskas ok. Bet tada klientas už visas papildomas paslaugos, jeigu kažkuo naudosis viešbutyje ar valgys ar kažkokiamis kitomis paslaugomis, turės susimokėti tiesiog vietoj kortelė arba grinais. Bet vis dėlto gal apibendrintai teigiant, tai kad depozitų sąrašą reikėtų sekti ir informuoti klientus, kad tokie yra. Sumos, beje, mūsų tam failė irgi yra parodytos, kiek reikia mokėti depozito. Dar svarbus momentas Emiratuose yra dėl papildomų lovų. Tai čia, aišku, daugiausiai galioja vaikams. Tai svarbu atkreipti dėmesį, darant užsakymą 2+1 arba 2+2, kad rezervacinėje sistemoje, kai atsifiltruojat ir, sakykime, žiūrit kažkokį konkretų viešbutį, kad yra parašyta, tarkim, 2+2 ir tada yra sharing beds ar extra beds. Gali būti variantas, kad abu vaikai turėtų dalintis teoriškai lovą su tėvais, jeigu jie yra maži. Kituose viešbučiuose yra vienas ekstra bedas, kitas vaikas šerina lovą su tėvais, arba gali būti 2 ekstra bedai. Tai yra įvairiausių variantų, bet tam, kad klientai nenustebtų nemaloniai nuvažiavę ir pamatę, kad yra mažiau lovų negu žmonių, mes prie kiekvieno viešbučio tai indikuojam ir tikrai labai atkreipkite dėmesį darydami užsakymą, kad tiesiog išvengti nepasitenkinimo iš klientų. Dėl turistų mokesčio. Tai yra valstybinis mokestis, kuris reikia susimokėti, kaip ir pas mus, sakykime, Lietuvoje tokį pat turim juk. Tai kurortuose mūsų. Tai ir čia yra priklausomai nuo viešbučio kategorijos, reikia mokėti čekino metu. Per kambarį, kaip matot, sumas nuo viešbučio kategorijos jos skiriasi, tai sakykime nuo 2,60 iki 5,20 per dieną per kambarį teks klientams susimokėti. Šitas mokestis galioja visuose Emiratuose, išskyrus Fudžeirą ir Abu Dabį, bet visuose kituose likusiuose 5 turisto mokesčiai yra taikomi ir teks juos sumokėti klientams. Pakalbėkim apie ekskursijas. Tai kaip ir minėjau, Dubajus, Emiratai turbūt yra ne tik tai apie paplūdimio atostogas, bet ir apie šalies pažinimą ir aplankymą daug nuostabių ir įvairių objektų. Čia išrinkom top 5 ekskursijas, bet aišku, jų tikrai yra daugiau. Ekskursijas galite įsigyti, klientai gali įsigyti pas infosusitikimo metu pas gidus. Tai top 5 ekskursijos turbūt būtų tas ikoniškasis The View de Palm, tai viena iš jų turiu omeny. Tai čia yra tiesiog pakilti į labai aukštai apžvalgos bokštą ir pasižiūrėti į Dubajaus Žumeiros palmę. Tai pažiūrėti, toksai tikrai labai gražus vaizdai, iš vienos pusės yra palmė, iš kitos pusės matosi visas Dubajaus miestas. Tiesiog pamatyti iš viršaus tą žmogaus iš tikrųjų rankom sukurtą stebuklą iš esmės. Taip. Souk Madinat, kita ekskursija, tai jinai yra nemokama, tai yra iš principo turgus, bazaras, bet jis yra po stogu, jis yra, sakykime, senoviniu stiliumi, bet vis dėlto jis yra naujas ir modernus objektas, kur klientai gali įsigyti prekes nuo iki, nuo ten maisto kažkokių, sakykime, lauktuvių, iki papuošalų, kvepalų ir viso kito, ką drabužių, ką tik besugalvotų, suvenyrai visokie. Tai galima dėrėtis tenai, kaip ir daugelį arabų šalių. Ir aplink šitą turgų taip pat yra labai gražus rajonas, labai gražiai sutvarkytas. Beje, šita nuotrauka, kurią dabar matot skaidriai, tai irgi yra būtent iš Souk Madinat, matosi šitas viešbutis. Tai tikrai labai kviečiam klientus būtinai tenai nuvykti, galima savarankiškai, nebūtina pirkti ekskursiją, tiesiog gyvenant Dubajuje arba net ir kituose Emiratuose tikrai galima atvykti. Dar viena mūsų ekskursija, kurią mes siūlom, yra La Perle Show. Vyksta pačiam Dubajuje ir atskiras, sakykime, vieta, atskira
pastate, sakykime, salė skirta tik tai šitam šou. Trumpai gal taip toks akrobatinis šou, kažkas panašaus galbūt kaip Cirque du Soleil, tokio tipo renginys, bet tiesiog matosi, kad kūrėjai turėjo labai daug fantazijos ir tikrai turbūt neribotas lėšas, tai va tai ir labai matosi, tiesiog daug visokių, nežinau, numerių, gal taip galima pasakyti, bet tikrai labai įspūdingų. Akrobatai šokinėja, ten leidžiasi nuo labai aukštai, daug visokių įrenginių naudojama, taip pat dar net ir gali, pavyzdžiui, ten lyti scenoje ir panašiai. Tikrai labai įspūdingas šou. Jis vyksta keletą kartų per savaitę, vakarais. Kaina yra nuo maždaug 80 eurų. Pati salė, kas yra svarbu, pati salė yra toks pusaplankis, beveik turistai sėdi beveik ratu, bet vis dėlto ta scena pati yra orientuota daugiau į vieną pusę. Tai sakykime, jeigu turistai nori pamatyti ir pasigrožėti jau pilnai visų vaizdų, tai aš vis dėlto rekomenduočiau nepagailėti ten kokių papildomų maždaug 20 eurų ir maždaug už 100 eurų pirkti tas centrinės vietas, kad matytų pilnai sceną, nes jeigu jie sėdi šonuose, kur kaina yra maždaug 80 eurų, dalies tų vizualizacijų jie ne visiškai mato, nes matosi iš šono. Mes patys žiūrėjom, bet būtent iš šono viskas gerai, labai gražu, ten 95% visko matai, bet tiesiog iš priekio, manau, būtų dar fainiau. Dar viena ekskursija dykumos safaris. Tai, kaip ten sako, kas nebuvo dykumoje, tas nebuvo Emiratuose. Tai tikrai dykuma yra nieko nepalyginti nei su Egipto dykumom, nei su Tuniso dykuma, nieko panašaus, jinai yra daug gražesnė, daug gražesnis smėlis, daug gražesni vaizdai, didelės smėlio kopos. Tikrai labai faina ekskursija. Jos metu pirma dalis yra, kad veža džipais po dykumą ir toks ekstremalus važiavimas, sakykime, su profesionaliu vairuotoju po tas smėlio kopas. Tai ta dalis ir tada antra dalis yra ta tokia kaip standartinė, kaip ir, sakykime, mums gerai žinomos, ten Egipto, sakykime, ekskursijose, tai kad veža į ta tokia kaip palapinė, ar kaip pasakyta vieta renginių, kur būna vakarienė, kur būna tie pasirodymai, pilvo šokėjos, ugnies rijikai ir panašiai. Tik tai lyginant, jeigu, sakykime, su Egiptu ar su Tunisu, tai viskas yra daug aukštesniam lygyje, daug kokybiškiau. Ekskursijos kaina yra apie $40–50, priklausomai nuo lokacijos, kur žmonės apsistoja, tai, sakykime, ta pati pervežimo kaina turbūt labiausiai įtakoja. Dar viena ekskursija, tiksliau objektas, galbūt taip tiksliau būtų galima pasakyti, yra Šeicho Zajedo didžioji mečetė. Tai čia jinai yra Abu Dabyje, tai yra iš esmės, nežinau, žmogaus sukurtas didžiulis stebuklas irgi. Kažkada jisai turbūt bus lankomas ateities kartų kaip kažkoks didelis istorinis objektas, labai graži, labai didelė, labai prabangi mečetė, kurią tikrai verta aplankyti. Kaina yra apie $50 už tą ekskursiją. Dar viena, ką mes turim pasiūloje, yra Burj Khalifa. Tai yra didžiausias, vienas jau dabar iš didžiausių, aukščiausių apžvalgos bokštų. Jis yra įsikūręs pačiam Dubajaus, pastatytas pačiam Dubajaus centre ir šalia jo, čia nuotraukoje matosi dešinėje pusėje, yra Dubai Molas. Tai vienas iš didžiausių prekybos centrų Dubai. Tai klientai gali tiesiog atvykti į Dubai Molą ir tuo pačiu, jeigu turi noro, pasikelti į Burj Khalifa ir pasižiūrėti tiesiog Dubajaus vaizdų iš viršaus, kurie yra tikrai labai įspūdingi. Kaina irgi apie $40–50 pasikelimo grinai. Kaip ir minėjau, čia matot Burj Khalifa, o čia yra tas Dubai Molo prekybos centras. Dešinėje viršui matot Burj Khalifos pradžią, sakykime, pagrindą, o kairėje apačioje yra Dubai Molo stogą matot. Šalia jo kiekvieną vakarą, kai pritemsta, maždaug nuo 6:30, kas pusvalandį, yra tie šokantis fontanai.
Programa vyksta, tie fontanai šoka, sakykim taip, maždaug 5 minutės kiekvieną pusvalandį. Labai 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 gražus vaizdas, tikrai labai verta aplankyti ir jis yra, kas svarbiausia, nemokamas. Patarimas, kad programa vyksta taip, kad ateini ir tos 5 minutės ir tada po pusvalandžio vėl 5 minutės, vėl kita programa. Dainas jie keičia ir viena daina būna arabiška, tada sekantį po pusvalandžio daina jau būna, sakykim, mums žinomas kažkoks tai kūrinys, sakykim taip. Tai jeigu klientai išgirdo arabišką ir gal nori išgirsti kitokį, tiesiog tegu palaukia pusvalandį ir bus kitoks kūrinys. Tada bus europietiškas, tai koks nors Pavarotis gali būti, sakykim, kažkas tai tokio. Tai tiesiog gali tikrai pabūti ilgiau ir pasimėgauti reginiu. Po fontanų arba prieš juos jokių būdų nereikia bėgti ir skubėti iš Dubai Molo, reikia tenais dar susirasti didžiulį akvariumą, kuris yra taip pat nemokamas, jis tiesiog yra prekybos centro akvariumas, milžiniško dydžio, netoks didelis, aišku, kaip Atlantis de Palm viešbutė esantis, bet tikrai labai įspūdingas. Pažiūrėti jį, aišku, kad galima nemokamai, bet jeigu klientai nori, gali panerti tenais jau su instruktoriais, aišku, su priežiūra, arba gali kaip įeiti į jo vidų. Į to akvariumo vidų, tai irgi iš visų tada pusių jau matys tą akvariumą, irgi pasigrožėti tikrai labai spūdingomis ir labai daug ten visokių įvairių žuvų ir visokių kitokių jūros gyventojų. Dar Dubai Mole yra tas krioklys, irgi, aišku, čia turbūt Instagramo išgarsinti visi šitie objektai, tai tas krioklys, kur su šokančiai žemyn vyrais, su statulom šokančių žemyn vyrų, tai irgi tegu atranda klientai, labai fainai pasifotkinti. Iš esmės, sakau, pačios populiariausios Instagramo lokacijos yra Dubai Mole. Tai tikrai tegu nebėga iš šito prekybos centro, tegu pabūna, pasižiūri, nes tikrai yra ką ten pasižiūrėti. Nuo pat Dubai Molo, visiškai šalia jo yra metro linija, taip ir vadinasi Dubai Mall. Tai vakare po apsilankę jau čia visuose šituose objektuose, gali pilnai grįžti nebūtinai su taksi namo, bet gali ir su metro. Dar papildoma pramoga už 4 eurų. Dubai Freimas, Deiros regione, sakykime, esantis objektas. Jeigu klientas klaustų, ar man į Burj Khalifa ar į Dubai Freimą, tai aš siūlyčiau vis dėlto, kad galbūt jie gali pasirinkti vieną iš jų, nes iš esmės tai irgi pakyla aukštai ir matom lygiai taip pat Dubajaus panoramą. Tai kas fainai Dubai Freime, vienas dalykas, jis yra pigesnis, jo kaina yra apie 30 kažkas tokio eurų ir pasikėlus į patį viršų, iš vienos pusės matosi senasis Dubajus, iš kitos pusės naujasis Dubajus. Tai toks irgi smagi atrakcija, mažesnės eilės negu į Burj Khalifa. Tikrai kaip variantas klientai gali ir šitą pasirinkti, ypač jeigu jie gyvena Deiros regione. Tai arčiau jiems bus Dubai Freimas. Taip pat garsioji Dubai Marina yra įsikūrusi netoli Palmės, kaip sako Arabų Venecija. Tai taip ir yra, iš esmės labai daug vandens kanalų, apsuptų dangoraižiais, kanaluose plaukioja labai prabangus, jachtos, laivai, kateriai ir panašiai. Labai faina vakare, pavyzdžiui, kai jau būna uždegtos visos šviesos, apsilankyti, tiesiog pasivaikščioti. Jeigu klientai nori, aišku, labai daug fainų, gerų restoranų ten yra, aišku, kainos tik turėtų omeny, Dubai Marinoje tikrai nebus pačios žemiausios. Bet kaip objektas tiesiog yra apsilankyti labai labai smagus. Dar kartą kartoja Skaidrė Desert Safari, apie kurią jau kalbėjau. Tai iš esmės, kaip matot mašiną, tokiais džipais jinai yra ir vykdoma. Tai yra praktiškai naujos mašinos, tas yra labai smagu. Šitie džipai paima klientus nuo viešbučio, iš viešbučio atsiveža. Vairuotojai, kaip sakiau, yra specialią kategoriją turi turėti tam, kad galėtų vairuoti taip per tas kopas, sakykime, toks intensyvus vairavimas, gal taip, tai ten ir driftina, ir slaidina, ir panašiai. Tai tokia truputėlį adrenalino, bet labai labai smagaus. Gali klientai klausti, tai ar galima, tarkim, kurie lankėsi, pavyzdžiui, Egipte, jie gali klausti, tai ar yra keturračiai, sakykime, kad patys galėtų vairuoti. Tai yra, bet ar
ar ten, aš kiek mačiau, kaip jie vyksta, tai ar ten labai smagu ir ar labai verta už papildomą mokestį jais važinėtis, nežinau. Nes iš esmės tai yra didelis ratas ir juos paleidžia tuos keturračius ir jie važiuoja tiesiog dykumos pakrašty, bet dykumoje, aišku, jau, ir jie tiesiog važiuoja ratu. Tai kiek ten pramogos, nežinau, aš sakyčiau, su šitais džipais ir su profesionaliais vairuotojais yra daug smagiau. Nes klientams, aišku, šitų džipų vairuoti neduoda, aplamai jokio didelio automobilio vairuoti neduoda, būtent dėl saugumo, nes turi būti speciali kategorija. Ir dar kartą Šeicho Zaido mečetė, tai, kaip matot nuotraukoje, ir aišku, matėt labai daug kartų jie visur socialinėje erdvėje, manau, šitą mečetę. Tai labai prabangi, labai, kaip viso šitą, visos mozaikos yra iš brangiųjų akmenų, tai labai prabangus ir gražus objektas. Tikrai vertas apsilankyti, kaina apie 50 eurų, dolerių. Žmogui svarbu, kad apsirengti moterims ypač, yra tie drabužių reikalavimai, tai turi dengti drabužiai, ta prasme, rankas iki pat plaštakų, kelnės turi būti ilgos, skarelė ant galvos. Čia mes atrinkom net ne ekskursijas, bet tokius objektus, kurie, kaip matot, gali būti Dubajuje konkrečiai ir nemokami, arba jeigu mokami, tai, sakykime, tikrai tokia prieinama, manau, visiems kaina, tarkim, su šeimomis, jeigu, tarkim, ten 2+2, tai net ir už 4 žmonės kaina bus tikrai prieinama. Bet iš esmės, nemokamai gali, kaip ir minėjau, fontaną aplankyti, akvariumą, Saukmadinatą ir daug kitų dalykų. Rašido biblioteka yra labai gražus objektas. Tikrai verta atkreipti dėmesį ir į nemokamus objektus, nes jie tikrai labai verti dėmesio. Iki $20 taip pat turim labai nemažai objektų Dubajuje, kuriuos gali lankyti. Tai jau ir mano minėtas Dubai Freimas, Safari parkas, Dubajaus muziejus, iliuzijų muziejus, norėčiau atkreipti dėmesį. Jis yra Saukmadinat turguje. Tikrai labai toks įdomus objektas, tos iliuzijos labai smagios ir jas aplankyti tikrai labai verta. Ir tai taip pat dar yra išskirtos pramogos iki $40, tai kaip matot irgi yra nemažai mano minėtų pramogų, yra ir dar aišku daugiau papildomų. Jeigu norėtumėt pasitikslinti sąrašą arba gauti apie jį daugiau informacijos, apsilankykit visitdubai.com puslapyje. Čia yra tiesiog Dubajaus turizmo bordo puslapis. Ir tikrai pasižiūrėkit, klientams patarkit, kur apsilankyti, nes ten informacijos tikrai yra gausiai ir tiesiog padrąsinti klientus rinktis Emiratus, nes nebūtinai Dubajuje, iš tikrųjų galima gyventi kituose Emiratuose ir į Dubajų atvykti ten dienai. Ir tikrai aplankyti kuo daugiau objektų, nes pažiūrėti ir pamatyti tikrai yra ką. Pradedam po truputį judėti link viešbučių aptarimo. Tai čia tik tai šitoje skaidrėje dar kartą parodom Emiratų žemėlapį. Tai mes kalbėsim šiandien apie Abu Dabį, tai yra Emiratų sostinė, pats turtingiausias ir pats didžiausias Emiratas. Taip pat apie Dubajų, kuris yra turbūt pats garsiausias Emiratas ir antras pagal turtingumą ir didumą. Taip pat kalbėsime apie Šardžą, kuri yra visiškai šalia Dubajaus, tai pervežimo laikas yra labai trumpas, bet kainos viešbučių jau yra visiškai kitos negu pačiam Dubajui arba Abu Dabyje. Taip pat paminėsim Ras Al Khaimą ir Fudžeirą, kur tikrai pilna variantų šeimos poilsiui su vaikais. Tai tikrai klientai turi iš ko rinktis ir įvairiems skoniams ir poreikiams viešbučių turim pasiūloje. Pradedam nuo Dubajaus, kaip ir minėjau, turbūt pats žinomiausias ir labiausiai trokštamas aplankyti Emiratas ir pats miestas Dubajaus. Tai iš esmės pats didžiausias Emiratų miestas, daugiausia žmonių gyvenantis. Tai iš esmės yra miestas, kuris niekada nemiega. Kavinės barai dirba iki labai gilios nakties, klubai naktiniai dirba dar ilgiau turbūt.
Svarbu paminėti, kad yra net 106 Michelin gide paminėti restoranai. Tai klientai, kuriems norisi patirti tokių kulinarinių kelionių ir naujų patirčių, tikrai labai vertas apsilankyti Emiratas. Dubajus taip pat garsėja nuolatinėmis transporto spūstimis. Tai dėl to, kad yra labai daug žmonių, labai daug turistų, labai daug gyventojų, tai iš esmės miestas, kuris galbūt, nežinau, nuo ten labai ankstyvo ryto kažkiek būna laisvesnis nuo transporto, bet iš esmės dienos metu ir vakarais tikrai labai, būna tikrai spūsčių. Tai labai svarbu turėti omeny keliaujant po Emiratus ir, sakykime, kai įsivertinti kelionės laiką, nes šiek tiek teks praleisti ir spūstyse tikrai. Paminėsiu vis dėlto, kad dar mes turim toks socialiniuose tinkluose dabar labai išgarsėjęs tas Dubajus šokoladas, tas Emiratų šokoladas su pistacijomis, su tahini kremu, kurį ten dabar visi influenceriai laužė ir jisai pasuose, sakykime taip. Tai tikrai galima jo nusipirkti Dubajui. Sako, kad parduoda visuose prekybos centruose. Man nepavyko mums su kolegė rasti paprastuose prekybos centruose, bet mes radom Dubai Mole, radom šokoladinėse specialiuose, sakykime, kur jį gamina. Tai tikrai jo yra, aišku, ne vien Dubajuje, yra visuose Emiratuose, tik tai toks įdomus faktas, kad kai mes pradėjom klausti vietinių, kur mums gauti šito šokolado, tai vietiniai apie jį nelabai žino. Tai iš esmės yra, pasaulis žino, o vietiniai ne, bet aišku, jie tikrai labai prisitaiko prie turistų poreikių ir to šokolado galima parvežti. Kainos nėra labai mažos, bet kaip suvenyras draugams, giminėms ar dar kažkam, kam veža lauktuvės, manau, tikrai labai fainas. Apie viešbučius. Noriu pradėti nuo Džumeiros palmės, Aloft Palm Jumeirah viešbutis, bet jis yra 4 žvaigždžių. Ir čia jau pradedam nuo tų mitų, kad Dubajus yra brangus. Tai iš esmės net ir Dubajus palmiai, turbūt, kur daugelis nori gyventi būtent palmiai, yra viešbučių 4 žvaigždžių. Aišku, kainos nėra pačios žemiausios, bet tikrai įkandamos. Aš sakyčiau, kad vis dėlto viešbutis labiau tinkamas gal suaugusiems žmonėms, nes vaikams kažkokių labai didelių pramogų nėra. Turi privatų paplūdimį, turi tokia daug, tai net ne animacija, bet, sakykime, renginių, vakarinių renginių, gyvos muzikos vakarienės metu, vakarėliai su didžėjais, toksai gyvas labai, sakykime, viešbutis. Kambariai tokie loftinio stiliaus, nereikėtų bijoti, kad, kaip matom, pastatytas jisai 2015 metais atrodo senas. Bet kaip ir daugelis viešbučių, su išimtimis, kurias aš paminėsiu taip pat šiandien pristatymo metu, bet daugelis viešbučių vis dėlto yra labai gerai prižiūrimi ir net jeigu jis yra ir 15 metų, tai nereiškia, kad jisai bus kažkoks senas ir nutriušęs, tikrai ne. Tai klientams, iš esmės, kurie nori gyventi palmiai, bet turi ribotą biudžetą, yra nuostabus variantas rinkti šitą viešbutį. Atlantis de Palm. Turbūt vienas iš ikoniškiausių Dubajaus palmės viešbučių, apie kurį turbūt jau yra viskas pasakyta ir viskas apžiūrėta, tai kažko naujo turbūt sunku jau apie jį pridėti, nes net ir, sakykime, nuo Deview to apžvalgos bokšto, tai pirmas dalykas, ką tu matai tiesiai, yra būtent Atlantis de Palm viešbutis. Absoliučiai skirtas poilsiui su šeimomis. Pats didžiausias mini klubas, beje, jis naujas, šį spalį atidarytas, tai visiškai naujas, kas ir lankėte šitam viešbutį, anksčiau to mini klubo nematėt, nes jisai, sakau, yra atidarytas labai neseniai. Milžiniškas mini klubas su dar daugiau įvairių veiklų vaikams, nuo, nežinau, virimo ten cooking classes, tų virimo pamokų, kaip čia kulinarijos pamokų, iki ten piešimo, dailės, visokių, tiesiog, net sunku ir įvardinti, ko ten turbūt nėra tam mini klube, nes ten turbūt yra visko. Kaip žinot,
šitas viešbutis taip pat turi ir didžiausią akvaparką, Aquaventure parką kryptyje, vieną iš didžiausių. Ir turi tikrai labai didelį akvariumą, labai įspūdingą. Tai į tą akvariumą irgi galima įeiti į vidų, galima nerti į jį su instruktoriaus priežiūra. Į tą Aquaventure parką ir akvariumą galima ateiti ir iš gatvės, klientai gali gyventi kitose viešbučiuose ir apsilankyti šitose akvaparke ir akvariume. Kaina žmogui akvaparko panašiai $90 dienai, o šito akvariumo apie 20. Tačiau žmonės gyvenantis viešbutyje gali lankytis kasdieną vieną kartą abiejuose akvaparke ir akvariume. Vieną kartą per dieną, bet laikas yra neribojamas. Tai iš esmės jie gali ateiti ryte ir išeiti vakare, tikrai prašo būti be jokių problemų. Tai pagalvojus, jeigu, sakykime, klientai planuoja negyventi viešbutyje, bet nori lankyti, sakykime, bent 3 kartus tam akvaparke, jeigu, sakykime, su vaikais, tai įsivertinti atrodo Atlantis The Palm brangus viešbutis, bet jeigu, sakykime, 2+2 variantų, tai 90x4 ir jeigu dar ne vieną dieną eina ir jeigu dar 20x4 už akvariumą, tai kaina tikrai labai išauga ir va taip pagalvojus, tai tas apgyvendinimas tada nėra taip labai brangus iš tikrųjų. Dar kas fainai, kad iš 35 čia esančių šitam viešbutyje restoranų 19 yra įskaičiuoti į Havbordo tą konceptą. Tai dar ir iš tikrųjų ir tėvams, manau, ir suaugusiems labai smagu, kad galima vakarieniauti pačiuose įvairiausiuose viešbučių restoranuose ir patirti įvairių kulinarinių atradimų. Viešbutis turi net virš 2 kilometrų paplūdimio juostą, zoną. Tai iš esmės zona prasideda ties Atlantis The Palm viešbučiu ir baigėsi ties Atlantis Royal viešbučiu, kuris turbūt yra pats prabangiausias šiuo metu kryptyje naujas viešbutis. Tai va ta visa smėlio juosta yra apie 2 kilometrus ir šitą juostą priklauso viešbučiui. Tai tikrai labai didelis paplūdimys. Kitas viešbutis, apie kurį noriu pakalbėti, yra Marriott Resort Palm Jumeirah, tai mes vis dar esam Palmėj. Šiek tiek, jeigu lyginant su Atlantis The Palm, toks ramesnis viešbutis. Tai šalia, vėlgi, jisai visiškai netoli Atlantis The Palm, tai jeigu klientai gali eiti į tą Aquaventure parką, jeigu nori, netoli Nakheel Mallas, o prie Nakheel Mallo yra įsikūręs tas The View apžvalgos boksas, bet ir Nakheel Mallas yra labai didelis, fainas, prabangus, tai klientai irgi, jeigu nori šopintis, tai visiškai šalia yra prekybos centras. Kaip matot, kambariai net ir standartiniai yra tikrai dideli ir viešbutis yra žinomas dėl savo labai geros virtuvės. Tai yra įvairių vakarienių ypač variantų, įvairių šalių virtuvės. Tikrai klientams, kurie irgi yra iš rankų, sakykime, tikrai labai tinkamas viešbutis. Pastatytas naujai 22 metais, tai iš esmės jis yra naujas. Kitas viešbutis yra Park Regis by Prince Dubai Islands. Jau mes nebesam Palmėje, mes esam Deiros regione. Viešbutis yra naujas, atidarytas šiemet. 4 žvaigždės, teritorija nedidukė, kambariai tikrai ir visas viešbutis yra viskas, ko reikia, viskas naujai, bet, sakykime, nėra prabangus. Tiesiog toks sakykime, tokio riboto biudžeto žmonėms labai tinkamas variantas. Aš sakyčiau jaunimui, suaugusiems žmonėms, kurie keliaus, bet ne su vaikais, nes iš esmės yra mažas baseiniukas vaikams ir toks labai mažiukas žaidimų kambarys, tai net nėra mini klubas. Tai iš esmės yra miesto tipo viešbutis, kuris yra geroje lokacijoje, iš esmės šalia labai plataus smėlio paplūdimyje taip pat yra ir dar vienas baseinas, tai tas ruožas paplūdimį nėra labai ilgas, bet jis yra platus, tai, sakykime, tikrai klientai nesijaus ten susispaudę. Kas svarbu paminėti, kad standartiniai kambariai yra be balkonų.
superior ir visi aukštesni tipai. Balkonus turi, standartai neturi. Tai jeigu žmogui klientui yra svarbu balkonas, tai turėkite omeny, kad standartinio kambario geriau neužsakinėti, tada rinkti šiek tiek didesnį. Jei dar svarbu paminėti, kad daro transferus iki Deiros miesto, tai va čia jeigu žiūrėtumėt kambario nuotrauką ir per langą tolumoje matosi miestas. Tai yra Deira ir daro pervežimus. Jeigu nori, klientai nemokamai gali nuvykti iki Deiros. Taip pat ir pats Dubajaus centras yra netoli, tai labai patogi lokacija tiems, kas nori keliauti ir toks kainos ir kokybės santykis, bet gerąja prasme, kadangi tikrai viešbutis yra naujas. Riu Dubai viešbutis. Absoliučiai šeimoms skirtas viešbutis pačiame Dubajuje, kadangi 4 žvaigždės, tai yra kaina tikrai įkandama ir įvairiems, sakykime, klientams. Kaip ir visi Riu siūlo 24 valandų AI, tai visą parą trunkanti viskas įskaičiuota sistema, viešbutis su aktyviomis pramogomis, animacija turiu omeny. Lokacija yra Deiros pusėje taip pat. Tai vėlgi puikiai su šeimom, turi savo nedidelį, bet akvaparką. Tai labai geras variantas, sakykime, su vaikais, bet akvaparkas, sakyčiau, skirtas šiek tiek ne patiems didžiausiams vaikams, tokiam iki vidutinio amžiaus, bet to pačiu yra netoli Dubai Molas, netoli Burj Khalifa, tai tikrai labai ir lokacija patogi ir pakeliauti. Atidarytas 20 metais, tai iš esmės tikrai nenugyventas, kokybiškas 4 žvaigždžių viešbutis pačiame Dubajaus Emirate mieste. Kitas viešbutis yra Millennium Place Dubai Marina. Įsikūręs šalia visiškai netoli paplūdimio, tik tai maždaug 1 kilometras nuo Džumeiros paplūdimio, tai yra viešo paplūdimio, savo jisai neturi. Kaip matot, kambariai yra tikrai labai jaukus, mes jame beje gyvenom, tai tikrai labai fainas ir maistas. Baseinas yra ant 23, man atrodo, aukštas, žodžiu, aukštai. Pats viešbutis įsikūręs yra lygiai tokiam pat, sakykime, dangoraižyje, kaip matot viešbučio nuotraukoje kitus dangoraižius. Svarbu paminėti, kad basic kategorija kambarių neturi balkonų. Tai vėl, jeigu klientams svarbu balkonas, tada reikėtų rinktis aukštesnę kategoriją, balkonai bus. Mūsų sistemoje, dar čia irgi nepaminėjau, kad prie visų viešbučių, jeigu jie yra išskirti kambario tipai, yra su balkonu ir be balkonų, tai atkreipkite dėmesį. Labai, sakau, tikrai fainas variantas, kas nori gyventi mieste, bet tuo pačiu pakankamai netoli nuo paplūdimio, tą kilometrą tikrai pėstute galima labai paprastai nueiti. Skirtas tikrai daugiau suaugusiems, poroms ar pavieniams keliautojams, nes vaikams iš esmės nėra nieko, bet galima, aišku, gyventi ir su vaikais. Trumpam grįžtame į Palmę. Sofitel Dubai The Palm. Tai yra labai labai kokybiškas, visus Sofitelio standartus atitinkantis viešbutis. Nors buvo atidarytas prieš daugiau net negu 10 metų, bet labai labai gerai prižiūrėtas. Labai aukšto lygio paslaugos, manau, kad tinkamas ir labiausiai reikliems klientams. Viena dalis viešbučio yra, sakykime, tie pagrindiniai kambario tipai ir kita dalis yra Signature Collection kambariai, tai su atskiru check-ino atskira zona, kiekvienas iš tų kambarių tie svytai ir aukštesni vilos ir panašiai. Turi atskirą liokajaus paslaugą, kuri skaičiuota į kambario kainą, 500 metrų privataus paplūdimio, įvairiausi restoranai tenai yra, vaikams turi mini klubą ir tokias tikrai nedidelius 2 kalnelius. Tai, sakykime, nėra tiek daug pramogų vaikams, bet mini klubas pakankamai didelis. Tai sakau, čia nuotraukoje yra basic kambario tipas, superior, jeigu aš gerai atsimenu. Tai kaip matot, yra didelis, erdvus ir tikrai labai kokybiškas viešbutis. Tai tikrai galima rekomenduoti klientams. Delta Hotels by Marriott Jumeirah Beach. Tai
lokacija yra panaši, kaip aš kalbėjau prieš tai apie Millennium Place mariną. Tai netoli prie mariną to viešojo paplūdimio viešbutis duoda paplūdimio rankšluosčius, skėčius, bet paplūdimys pats yra viešas. Gera lokacija, kad netoli Marina Molo, prekybos centro, tai vėl, jeigu nori pasišopinti vakarais, tai tikrai gali klientai 10 minučių kokių turbūt ir pasieks tą prekybos centrą, kur irgi gali, sakykime, praleisti visą vakarą tenai. Standartiniai kambariai be balkono, bet vėlgi yra pažymėta kambarys su balkonu, kambarys be balkono, irgi atkreipkite dėmesį, jeigu klientams yra aktualus balkonas. Kas fainai, gal toks nedidelis, bet išskirtinumas, kad viešbučio baseinas dirba iki 9 valandos, nes dažniausiai kažkaip baseinai užsidaro tikrai anksčiau daugelį viešbučių. Čia baseinas iki 9, tai, sakykime, gali plaukioti tikrai labai ilgai. Šitas viešbutis yra vienas iš tų, kur depozitų sąraše jūs pamatysit, kad jis yra, kad jis prašo depozito, bet tuo pačiu, jeigu klientai nenori, gali atsisakyti, tiesiog registratūroje sakyti nemokėti, aš nenoriu, ir gali nemokėti ir už paslaugas atsiskaitinėti tiesiog vietoje. MD Hotel Baigevan. Labai atkreipiu dėmesį, kad viešbutis turi labai prieinamą kainą, bet yra labai ekonominis. Tai yra tikrai labai nereikliems turistams skirtas viešbutis. Kaina nuo jo su pusryčiais 900 kažkas 15 ar 925 eurai. Tai žmogui turiu omeny. Tai pigus viešbutis, bet jeigu klientas nori gyventi pačiam Dubajaus mieste, bet turi ribotą biudžetą, tai tikrai yra kaip vienas iš variantų. Bet labai svarbu atkreipti dėmesį, kad klientai suvoktų, ką jie perka, kad tiesiog viešbutis yra tikrai gana senas. Kambariai dar kaip kambariai, sakykime, dar nieko, bet tos visos baseino, kuris yra ant stogo erdvė, sporto, tas salė, mini klubas tikrai yra labai jau pavargę. Jie nuolat darosi renovacijas, gal kažkada jis ir taps, sakykime, pakankamai kokybiškas, bet šiai dienai jis tikrai yra labai ekonominis variantas. Šiuo metu, pavyzdžiui, kai mes lankėmės, tai jie jau turėjo dabar baigti iš tikrųjų, bet to vyko registratūros tos visos zonos renovacija. Tai pagal nuotraukas jisai kažkada turbūt bus labai gražus, bet dabar šiai dienai tai jis yra tikrai labai paprastas. Dar svarbu paminėti, kad jis yra virš 3 km nuo pliažo. Tai 3 kartus per dieną iki GBR paplūdimio, to pačio Džumeiros paplūdimio, apie kurį šnekėjau, kalbėdami apie kitus viešbučius, veža transferas yra pervežimas, bet 3 kartai per dieną. Tai, sakykime, nėra labai dažnai važiuoti, jeigu be kamščių 15-20 minučių, bet kadangi kamščiai vis dėlto Dubajuje yra, tai greičiausiai užtruks apie pusvalandį nuvažiuoti iki pliažo. Standartiniai kambariai yra be balkonų, kiti kambariai yra su balkonais. Turi tokią opciją kaip 2 kambarių apartamentai, kuriuose yra virtuvėlė. Bet svarbu atsiminti ir turėti omenyje, kad virtuvėlė yra be įrangos, tai, sakykime, maisto gaminti ten nepavyks. Iš tokio labai ekonominio varianto mes pereinam į labai fainą kainos ir kokybės santykį, bet labai smagus viešbutis. NH Collection Dubai The Palm, taip pat pavadinimas sako, kad viešbutis yra palmėje, Džumeiros palmėje. Tai jis yra, kaip čia palmės kotė, gal galima taip pasakyti, pradžioje palmės. Labai tokia jauki, bet tuo pačiu ir tokia šilta ir kviečianti atmosfera. Viešbutis yra iš esmės naujas, 23 metais pastatytas. Labai tikrai geras kainos ir kokybės santykis, labai geras maistas. Kas svarbu galbūt klientams, kad kiekviename kambaryje yra maža virtuvėlė su įranga, netgi ir skalbimo mašina yra kiekviename kambaryje. Tai aš gal sakyčiau daugiau suaugusiems tikrai keliautojams, ne vaikams. Turi vieną baseiną, kur gali ir vaikai naudotis, o kitas baseinas yra ant stogo, Infinity baseinas, šalia baseino yra ir baras,
ir jis yra skirtas tik suaugusiems. Tai, bet labai faina vieta, tikrai labai tokia smagi atmosfera, ypač prie to baseino, bet ir iš esmės visam viešbutyje. Jis turi savo privatų paplūdimį, bet iki jo 1 kilometras, tai kokie 50 minučių ėjimo, bet paplūdimys yra privatus, tai sakykime, vėlgi yra viešbučio pliusas. Tikrai atkreipkite dėmesį į šitą viešbutį, aš manau, kad jis tikrai ras savo klientą ir mūsų lietuvių klientų tarpe. JA Ocean View viešbutis. Dar vienas viešbutis panašioje lokacijoje prie Džumeiros paplūdimio. Eiti maždaug 15 minučių iki pliažo. Visiškai šalia yra promenada, kas faina pasivaikščioti. Kaip matot, viešbutis yra netoli to apžvalgos bokšto. Pro kambarius praktiškai per visus, turbūt per visus, matosi tas apžvalgos bokštas ir paplūdimys, nes visi viešbučiai yra sea view, front sea view kambariai. Visi kambariai yra su balkonais, kas yra, labai smagu turbūt daugeliui. Vaikams ekstra bedai, kaip ir matot, kambario nuotraukoje yra lova ir ten ta sofa, tai yra ekstra bedas. Tai viešbutis priema į standartinį kambarį 2+2, bet vaikai miegos ant tos sofos, kuri išsitiesia. Baseinas yra ant stogo, toks nedidukas, taip kaip ir matosi nuotraukoje. Viešbutis turi restoraną itališką, kuris yra garsus visam Dubajui, turi specialių apdovanojimų netgi. Ir kas smagu, kad jeigu klientai užsisako halfboardą arba fullboardą, aišku, tai tas viešbutis yra įskaičiuotas į konceptą. Tai, sakykime, gali nemokamai tikrai labai kokybišką itališką maistą valgyti. Einam į kitą kurortą. Atsiprašau, Emiratą. Abu Dabis. Panašu, ta prasme, jeigu žmonės įsivaizduoja, kad Emiratai yra aukšti pastatai, tai bus Dubajus arba Abu Dabis, nes šitie du Emiratai tikrai turi daug labai dangoraižių, bet Abu Dabis turi ir labai daug, pakankamai daug, palyginti su Dubajum, tai labai daug žalumos. Ir jis yra jau daugiau apie šeimų poilsį, daug ramesnė atmosfera. Toks erdvesnis, žalesnis, sakyčiau, jaukesnis kurortas ir Emiratas ir tikrai labai tinkantis šeimoms, poilsiui su šeimomis, aišku, suaugusiems taip pat. Abu Dabis turi nemažiau turistinių atrakcijų turbūt negu Dubajus, ypač daug Abu Dabyje yra visokių tų teminių parkų. Tai Ferrari parkas, SeaWorldas, Warner Bros. Abu Dabi parkas, Yes parkas, tai ta prasme iš principo turbūt, jeigu kažkokia šeima nuspręstų kiekvieną 7 dienų atostogų laikotarpį kiekvieną dieną lankyti po skirtingą teminį parką, tai irgi kaip variantas, nes pasirinkimas yra labai didelis. Dėl daugiau tų turistinių atrakcijų galite visada apsilankyti Visit Abu Dhabi AE puslapyje, tai čia bus Abu Dabio turizmo bordo puslapis, kur tikrai yra labai daug informacijos apie Abu Dabio turistinius objektus. Pervežimas iki Abu Dabio nuo Dubajaus oro uosto, priklausomai nuo eismo sudėtingumo, eismo sąlygų, trunks apie 1,5 valandos, 2 valandas. Nes iš esmės kaip ir kilometrų nedaug, bet turim pravažiuoti patį Dubajų, nes Dubajaus oro uostas yra, sakykime, kitoj pusėje negu Abu Dabis, tai visą Dubajų pervažiuoti užtrunka. Khalidija Palace viešbutis, tai yra absoliučiai šeimoms skirtas viešbutis, atidarytas gana seniai, renovuotas dalinai prieš keletą metų, bet vis dėlto jis nėra naujas ir nėra tas spindintis naujumų viešbutis. Bet yra įsikūręs Abu Dabio iš esmės netoli centro, ant jūros kranto, turi viskas įskaičiuota. Ir kaina yra, kaip viskas įskaičiuota, sakykime, žiūrint, yra tikrai gera. Tai dar svarbu paminėti, kad viskas įskaičiuota yra be alkoholio. Tai nėra Emirato politika, tai yra tiesiog viešbučio politika, kad jie į konceptą alkoholio neteikia. Šeimyniniai kambariai yra vienas didelis kambarys, ne 2. Tai tas irgi galbūt svarbu, jeigu keliauja su vaikais.
Iš esmės aktyvi animacija, dieninė ir vakarinė, maistas normalus ir manau, kad aplamai šitas viešbutis tam, kas pardavinėt Abu Dabį ir aplamai Emiratus jau seniau, tai yra labai gerai žinomas viešbutis, nes tai yra vienas iš populiariausių pasirinkimų, tas kainos ir kokybės santykio, sakykime, Abu Dabėje variantas. Kitas viešbutis Abu Dabio Emirate yra Le Méridien Hotel Abu Dabi. Tai yra, kaip matot, garsios Le Méridien viešbučių grandinės viešbutis, įsikūręs Abu Dabio centre, šalia jūros, šalia paplūdimio, iki Abu Dabi molo kokie 500 metrų turbūt, tikrai galima nueiti. Iki kitų pliažų šiek tiek yra toliau, iki Kornišio pliažo, kuris yra tikrai labai garsus ir toks ikoninis Abu Dabyje yra apie 5 km, bet jeigu klientai nenori, jeigu jiems užtenka privataus paplūdimio, kur yra labai geras įėjimas jūra ir pliažas yra labai kokybiškas, tikrai puikus variantas. Netoli viešbučio taip pat yra Luvro Abu Dabio muziejus, tai irgi gali klientai apsilankyti, bet tokia papildoma dar ekstrakcija. Dar viešbutis yra garsus dėl savo hidroterapinio baseino, tai ir ten daromų procedūrų, tai jeigu klientams tokios, sakykime, atsipalaidavimo būdas toks yra priimti, norimas, pageidaujamas, tai labai tikrai variantas yra rinkti šitą viešbutį. Al Raha Beach Hotel. Viskas su šituo viešbučiu yra gerai, geras kainos ir kokybės santykis, labai ilgas paplūdimio ruožas, beveik kilometras, kuris priklauso viešbučiui, ramus, sakykime, toks viešbutis, animacijos yra, bet, sakykime, daugiau yra ne tokia aktyvi, ne tokia ramesnė daugiau. Viešbutis sujungtas vidiniu tiesiog perėjimu, kad net jeigu karšta neišeiti į lauką su Al Raha Mall prekybos centru, tai tenais, jeigu jie nueina klientai, tai gali tikrai, kaip čia vėlgi, šopintis, gali eiti į parduotuvės, gali eiti į restoranus, į kavinės, yra netgi kino teatrai, jeigu klientai pageidauja, tikrai didelis pakankamai prekybos centras, taip pat šalia yra golfo aikštynai, tai golfo žaidėjams, jeigu domina, tikrai irgi kaip variantas. Kas svarbu atkreipti dėmesį apie šitą viešbutį, tai yra, kad jis yra, jau pakankamai senas. Jis yra tvarkingas, aukšto tikrai lygio paslaugos, geras maistas, viskas su juo yra gerai, bet kambario nuotraukas, kaip matote skaidriai, tai tokie jie yra senesni. Tai vėlgi, jeigu labai reiklus klientas, gali turėti, sakykime, pastabų dėl viešbučio amžiaus, bet visa kita yra puiku. Judam į kitą Emiratą, Šardžą, tai čia tas garsusis Emiratas, kur nėra alkoholio. Todėl Šardžoje nėra barų, yra kavinės, nėra barų. Alkoholio negalima įsigyti nei viešbučiuose, nei parduotuvėse, nei baruose, niekur, nebent, aišku, jeigu klientai atsiveža jį iš kitų Emiratų, iš oro uosto ar iš Lietuvos, nieks tikrai nieko netikrina, jeigu nori gali vežtis, bet įsigyti papildomai Šardžoje jo nėra kur ir negalim. Šardža, aš sakyčiau, irgi yra puikus variantas šeimų poilsiui. Aukštų pastatų, kuo mes labiau tolsim nuo Dubajaus, tuo jų mažės, ir Abu Dabio, ir Dubajaus, nuo abiejų. Tai čia jų dar yra, kur, sakykime, mums neįprasta ir mes norim pamatyti tos aukštus pastatus Emiratuose, tai jau čia dar yra, bet tuo pačiu jau yra daug ir žemesnių, sakykime, tas miestas nėra toks aukštas, bet kamščiai yra. Tai, sakykime, pervežimas, nors ir Dubajaus oro uostas yra šalia Šardžos iš esmės, bet apie 40 minučių, apie valandą greičiausiai truks iki viešbučių Šardžai vien dėl eismo. Pats Emiratas turi labai daug muziejų, istorinių objektų, tai tikrai yra ką aplankyti ir ką pamatyti šeimoms su vaikais bei suaugusiems. Viešbutis, kurį aš noriu pristatyti, pirmą Šardžos Emirate yra Chedi Al Bayt viešbutis.
Man pirmą kartą gyvenime per tiek metų dirbant turizme gavosi taip, kad buvo ne tik tai viešbučio apžiūra, bet ir muziejaus apžiūra. Nes iš esmės viešbutis yra įkurtas prieš 100 metų ir jis yra pastatytas tie pastatai maždaug prieš 100 metų ir ten gyveno labai aišku turtinga šeima. Ir ta šeima per ilgą laiką ten gyveno ir tada jie kažkaip išsikraustė ir tie pastatai tapo viešbučiu, sakykim taip. Tai pavyzdžiui, yra netgi muziejus, kuris pasakoja visą šitą istoriją su nuotraukomis, sakykim, tokiais mažais užrašais. Taip pat viešbučio atstovai tai pasakoja, tada yra nedidelis dar net ir tos šeimos relikvijų, sakykim, toks kampelis muziejuje, kur galima pamatyti, tikrai visokių prabangių dalykų, kad ta šeima turėjo veidrodžiai prabangus ir panašiai. Tai, sakykim, labai padarė įspūdį, kad šitas viešbutis yra absoliučiai kitoks, negu ką aš mačiau iki šiol bet kur. Labai rami atmosfera, galim būti su šeimomis, bet aš vis dėlto labiau sakyčiau, tai yra suaugusiems žmonėms skirtas viešbutis, nes vaikams kažkokių specialių pramogų nėra. Pliažas yra toli, beveik 3 km iki Šardžos paplūdimio. Kažkokio shuttle buso transferų nedaro, tai reikėtų tada su taksi arba kažkaip patiems keliauti turistams iki to viešbučio. Turi nedidelį baseiniuką. Maistas visas, sakykime, tiek vakarienė, tiek pietus yra kaip a la kartas iš meniu, be bufeto stiliaus nėra. Dar toks mažas selling pointas apie šitą viešbutį, kaip matot nuotraukoje, labai stori čiužiniai kiekvienuose kambariuose. Tai kaip mums paaiškino viešbučio atstovas, kad šitie čiužiniai yra padaryti iš arklio plaukų, kas moksliškai yra įrodyta, kad miegas pagerėja labai daug kartų. Tai nežinau, kiek čia tiesos, tikiu apie arklio plaukus, bet nežinau, ar tikrai tas miegas tai pagerėja, bet faktas tas, kad mes su kolegė tikrai labai gerai išsimiegojom, tai reikia tikėti, kad taip ir yra. Tai iš esmės, sakau, labai kitoks išskirtinis viešbutis klientams, kurie ir ieško kažko tai kito, ne to miestinio tipo, ne to kurortinio, tokio rezortinio tipo viešbučio, bet tokio kitokio apgyvendinimo, tai tikrai variantas pasižiūrėti šitą viešbutį. Sheraton Sharjah Beach Resort viešbutis, tai čia jau yra daugiau, tai sakykime, rezortinio tipo viešbutis su paplūdimiu, šalia promenados, šalia įvairių Šardžos atrakcijų, kaip muziejai, kultūriniai objektai, turgus, prekybos centrai. Patogus dar dėl to, kad vis tiek klientai, kad ir gyvena Šardžoje, jie vis tiek nori turbūt aplankyti Dubajų kaip po miestą. Tai jis yra patogus, nes jis yra toj Šardžojos pusėje, kur yra Dubajus, ar tai, sakykime, taip, tai netoli nuo Dubajaus. Garsus savo spa centru, kur tas spa centras yra orientuotas į arabišką tokį stilių, tradicijas ir panašiai. Vaikams yra mini klubas ir yra baseinas vaikams, iš paslaugų vaikams. Soft AI tai ir reiškia, kad be alkoholio aukščiausias maitinimosi planas. Dar vienas Emiratas, Ras Al Khaimas. Jis yra už Šardžos, Adžmanas ir tada jau vienas iš tolimesnių, sakykime taip, Emiratų. Ramus, tikrai puikus Emiratas poilsiui su vaikais. Netoli ir, sakykime, yra ir gamtos objektai. Tai jeigu žmonės nori derinti ir nuvykti į miestus, į Dubajų, Abu Dabį gali apžiūrėti, bet tuo pačiu netoliese yra ir gamtiniai objektai, tai kaip ten dykumos ir panašiai. Pervežimas iš šito Emirato truks apie 1–1,5, priklausomai nuo eismo sąlygų, kadangi vėlgi atstumas yra šiuo atveju netoks ir mažas nuo Dubajaus oro uosto. Pirmas viešbutis, apie kurį aš noriu pakalbėti, yra Alhambra Residence and Village.
ant jūros kranto esantis viešbutis, galima sakyti, kad padalintas kaip ir du viename. Residence dalis yra daugiau standartiniai kambariai ir svytai, village dalis daugiau tokia tradicinio stiliaus, šiek tiek gal jaukesnė, gal galima taip sakyti. Ant jūros kranto taip pat village dalis įsikūrus, bet, sakykime, matosi net ir kambarių apstatymas ir viskas skiriasi residence daly ir village daly. Lokacija yra netoli ne tik tai, kad pliažo, bet ir golfo klubo 18 duobučių. Tai jeigu kažkas nori žaisti golfą, tikrai šitas viešbutis yra kaip variantas, nes yra netoli. Vaikams turi baseiną, žaidimų tokias erdvės, bet, sakykime, kažkokių labai animacijos, tokios aktyvios vaikams nėra, bet šeimos poilsiam yra tikrai puikiai pritaikytas viešbutis, nes ir mini klubas, ir paplūdimio juosta yra tikrai plati, kambariai yra tikrai labai erdvūs ir tikrai visa šeima, net ir didesnė, puikiai tilps. Netoli Alhambra prekybos centro, netoli kalnų, kas, pavyzdžiui, daugelis galvoja, kad Emiratai yra dykuma ir plokščia. Tai ne, Emiratuose yra kalnai ir būtent kalnai yra netoli šito viešbučio, tai galima ten, kaip čia, haikinti, pasivaikščioti tais kalnais ir galima net pasiekti aukščiausią Jungtinių Arabų Emiratų viršukalnę, būtent netoli šito viešbučio. DoubleTree by Hilton Resort. Viešbutis atitinkantis visas DoubleTree by Hilton tradicijas ir standartus. Tai yra puikus variantas šeimoms, taip pat ir poroms, kurie ieško pakankamai aktyvaus, pakankamai prabangaus poilsio. Matosi net ir nuotraukai, va šita visa įlanka, tai yra jų privatus paplūdimys. Vaikams yra nedidukas, irgi matosi prie paplūdimio netoli akvaparkas, irgi nėra labai aukšti kalneliai, tai turbūt mažesniems šiek tiek vaikams, bet vis tiek jis bent jau yra papramogauti. 13 restoranų ir barų, 7 baseinai, tas toks didelis, kokybiškas resortinio tipo 5 žvaigždžių viešbutis, kaip ir minėjau, atitinkantis visus DoubleTree by Hilton standartus. Absoliučiai į šeimas orientuotas viešbutis su viskas įskaičiuota sistema. Pullman Resort Al Marion Island. Dargi vienas šeimų viešbutis Ras Al Khaimah, puikus kainos ir kokybės santykis, ant jūros kranto, baseinai, privatus paplūdimys, vandens sporto pramogos, netoli viešbučio dar yra promenada, kur klientai ten irgi gali pasivaikščioti vakarais. Ten yra parduotuvių, yra kavinių, yra restoranų, yra visokių gatvės, sakykime, ten artistų, ar kaip pavadinti, tokių mini pramogų visokių vyksta, mini koncertai. Tai tikrai fainas viešbutis šeimoms ne tik tai dėl to, kad dėl pačio viešbučio, sakykime, bet ir dėl promenaudos, kad tikrai galima išeiti kažkur ir pasivaikščioti ir pažiūrėti gražių vaizdų. Riksos Bubble Bar viešbutis. Tai čia yra klientams, mūsų Turkijos ar Egipto Riksos gerbėjams, kas nori Riksos, kas mėgsta tą Riksos, sakykime, pramogą, aktyvią animaciją, daug maisto, visa tai, kas yra, ką mes galvojam girdėdami pavadinimą Riksos, tai šitas viešbutis turi. Tai yra, sakykime, taip labai grubiai sakant, Turkija, Jungtiniuose Arabų Emiratuose. Labai platus smėlio paplūdimys, gera animacija, geras maistas, viskas, ko reikia Riksos klientui, čia yra. Tai, sakykime, labai kviečiam klientus pakeisti kryptį ir vykti ne tik tai į Turkiją, ne tik tai į Egiptą, bet ir į Emiratus. Kainos, beje, jeigu patikrintumėt, visiškai yra normalios, kaip Riksos viešbučio. Fudžeiros Emiratas, paskutinis Emiratas, apie kurį šiandien kalbėsim. Labiausiai nutolęs nuo Dubajaus oro uosto, sakykime taip, Emiratas.
transferas, todėl pervežimas, atsiprašau, truks ilgiausiai, tai yra apie 2 valandas, gali būti ir šiek tiek ilgiau, priklausomai nuo eismo sąlygų, bet viešbučiai čia yra pigesni. Tikrai orientuotas į šeimų poilsį vėlgi, kas fainai, kad iš vienos pusės yra Omano įlanka, o iš kitos, o šalia yra Indijos vandenynas, tai toks visiškai faina lokacija, priešingoje pusėje, sakykime, vandenyno, negu visi kiti Emiratai yra įsikūrę. Address Beach Resort Fujairah viešbutis, tikrai šeimų viešbutis, turi savo privatų paplūdimį, turi nuostabų vaizdą į kalnus, jis šiek tiek matosi ir nuotraukoje vaizdas į kalnus, kas yra vėlgi pakankamai neįprasta Emiratuose. Iš esmės rami vieta, turi mini klubą, todėl sakau, kad tinka su poilsiu su vaikais, bet ta visa animacija ir viskas yra gana tokie ramus, todėl kad jeigu žmonės nori atsipalaiduoti, tokios patirti ramybės, tikrai kaip vienas iš variantų galima žiūrėti šitą viešbutį. Radisson Blu Fujairah Resort viešbutis, dar vienas ir šiandien jau paskutinis viešbutis Fujairos Emirate. Vėlgi didelis pramogų ir apgyvendinimo kompleksas, galima sakyti taip. 5 baseinus turi, įvairių vandens sporto galimybių, nardymas, taip pat daug restoranų, daug barų, geras maistas, nes Radisson Blu iš esmės yra kokybiška grandinė ir tikrai atitinka standartus, be abejo. Lokacija, kaip ir sakiau, tarp kalnų ir jūros. 500 metrų paplūdimio, privataus, tai tikrai atostogoms su vaikais teritorija yra milžiniška ir manau, kad tikrai puikus variantas šeimos atostogoms. Dalį apie viešbučius baigėm, dar keletą skaidrių noriu priminti apie mokėjimo sąlygas ir anuliavimo sąlygas iš tikrųjų. Kaip jūs, aišku, žinot, kad pas mus visoms kryptims šiuo metu yra taikomas 15% išankstinis mokėjimas, o galutinis mokėjimas Dubajaus atveju yra 45 dienos iki išvykimo. Tai reiškia, kad jeigu klientas darosi rezervaciją išvykimui, kuris yra daugiau negu 45 dienos, jisai moka 15% pradinį įnašą. Jeigu klientas kai sueina 45 dienos ir jisai susimoka jau pilną kainą, tai jeigu nori po to anuliuoti, bauda yra 100%. Komisiniai taikomi standartiniai, taip pat yra taikoma saldus kaip medus programa, kur galima gauti papildomai iki 2% komisinių. Labai svarbu paminėti mūsų naujametinius išvykimus į Emiratus. Tai yra šalies iš esmės krypties specifika, kad daug viešbučių reikalauja, būtent užsakant tuo stay periodu reikalauja iš karto 100% mokėjimo. Tokius viešbučius mes esam indikavę sistemoje, matote, non-refundable. Tai ir kad 100% bauda, turėkit omeny ir informuokit klientus, kad tokia situacija yra su šventiniais išvykimais į Emiratus. Dar kartą pakartoju, kad tai nėra iš mūsų pusės tokie tikrai dideli apribojimai klientams. Viešbučiai dėja neduoda kitokių kontraktų ir tai yra vienintelė sąlyga, kaip mes galim juos parduoti, tai yra su 100% prepaymentu. Dar noriu priminti apie mūsų gidą kišenėje. Tai jau turbūt visiems labai gerai žinoma paslauga, jeigu ne, tai primenu, kad klientai gali susisiekti su mūsų darbuotojais, iš esmės tai yra mūsų kolegos sėdintis pas mus Vilniaus, Rygos ir Talino biuruose, dirba nuo 9 iki 9 ir sprendžia visas problemas, kurie klientams kyla jau išvykus į kryptį.
Tai kaip klientas, kai gauna mūsų atmintinę, tenais yra QR kodas, gali skanuoti ir iš karto susisiekti su įvairiais WhatsApp, Viberiu ir kitomis programėlėmis, gali susisiekti su mūsų gidų kišenėje ir jis tikrai mūsų gidai kišenėje padės išspręsti visas įmanomas problemas. Tai yra kelintą valandą jų paėmimas, kažkas, jeigu netinka viešbutyje, nori keisti kambarį, nori keisti viešbutį, bet kokios visos šitos problemos, tikrai nusimkit nuo savęs darbų krūvį, perduokit mums, mes tiesiog tikrai daug greičiau išspręsim su klientais tiesiogiai ir tikrai klientai bus patenkinti. Tai darbo metu nuo 9 iki 9 prašom kreiptis tikrai į mūsų gidus kišenį ir tiksliau paskatinti klientus kreiptis į mūsų gidus kišenį. Primenam mūsų kontaktus rezervacijų skyriaus ir pardavimų skyriaus. Naujiena, kuri netaip seniai mes pradėjome įgyvendinti, kad šitie 2 skyriai dirba ne tik pirmadienį, penktadienį, bet ir šeštadieniais nuo 10 iki 3 valandos. Tai tikrai drąsiai susisiekite, jeigu kažkas iškyla ir šeštadienį. Tai nėra kaip, atsiprašau, SOS darbo laikas, bet tiesiog normali darbo diena, tik kad trumpesnė. Jeigu kartais iškyla problemų po darbo valandų, tai yra jau po, sakykime, 6 valandos arba po 3 valandos šeštadienį, tai mes turim SOS numerį, kuris čia, kaip matot, yra paminėtas. Anglų arba rusų kalba mūsų kolegos visada jums padės išspręsti bet kokias susidariusias problemas. Pardavimų skyriaus kontaktus rašau, tai pas mus Lietuvoje yra Lukas ir Darija, turbūt juos gerai žinot ir nereikia man čia dar kartą apie juos kartotis. Taip pat turim grupių atskirą skyrių. Tai mūsų kolegė Aleksandra derina grupės MyBaltic@JNUP.LV. Būtinai rašykite, jeigu turite grupės, tikrai padėsim išsirinkti patį geriausią ir optimaliausią variantą. Primenu, kad turim Facebooko grupės Lietuvos, Latvijos ir Estijos agentams jas atskiras, ten dedam visas mūsų naujienas, svarbią informaciją, dalinamės viešbučių apžiūromis ir panašiai. Tai tikrai labai kviečiu prisijungti, jeigu dar nesate prisijungę, nes esate tikrai labai laukiami tose grupėse. Ačiū už dėmesį. Aš kaip ir pabaigiau, gal jūs turite kažkokių klausimų. Jeigu turit, prašau, rašykit. Klausimai, matau, yra, ką tu turėjai minėti, Aurimai, pasakysite kainą? Jeigu tu apie tą skaidrę kalbi, kur mes kalbėjom apie ką aplankyti Dubajų, tai mes kainas, šokolado kainą. Jo, brangus. Pačiam Dubajaus mole, kur mes radom, tai buvo apie 25 eurus, bet galvom tikrai labai brangu, mes nenorim už tiek mokėti, tai yra Selhaime mes pirkom gal už apie 12-13 eurų išėjo kaina. Tai iš esmės, kad kuo toliau nuo Dubajaus, tuo ne tik tai viešbučių kainos mažėja, bet to pačiu ir visos paslaugų ir šokoladų kainos taip pat. Aš turėčiau patikslinti Editą su partneriais, bet iš esmės neindikavo, kad šį sezoną kažkokių turi problemų. Bet aš paklausiu dar kartą ir tiesiog tada atsakysim jums atskirai. Tai jeigu klausimų neturit, labai ačiū už laiką. Šitas webinaras yra įrašomas ir bus išsaugomas, tai bet kada galit, nežinau, atsisukti, pasižiūrėti, arba jeigu bus naujų kolegų, tai galit jiems duoti pasiklausyti. O dabar ačiū už dėmesį ir jums gražios dienos.